va čia pratęsimas bus to, kad būtinai, nu, kad ir dviese galima pajaust kažką, tai ne tik pliurpt gali vaikščiojant pasirodo. Todėl, kad vat, su Simona, va, būtent einant, tiesiog man tai buvo toks, aš vieno to tikrai nebūčiau patyrusi. Ir visą dieną mes ten prasitampėm pirmie atgal, bet esmė, kad vat, einam tuo, kur parduotuvė yra tam miestelį. Jinai sako, praėjo miškas, sakau, Ole, tai ko čia mums dabar norėtų, nu tualetas būtų, nu labai gerai. Jinai sako, jau šičia tai jau tikrai nebus. Ir mano žvilgsnį valygiai pro visur pravedė ir tiesiai įdūrė į biotualetą. Jis stovėjo tam miestelį, lygiai tiesiai. Bet mes taip pamislėjom, sakom, nu bet gal užrakyta, nu čia daėjom, viskas atrakyta ir net popieriaus yra. Tokia miestelį. Čia tai jau ir aš apstulbau pamačius. Čia tam kaimui tikrai nėra stovi. Taip, ir tiesiog man tai buvo toksai vidinis, stiprus balsas, nebuvo to, kad, nu va, nėra, bet toksai tvirtas tas tikėjimas, kad visko gali būti. Visiškai, absoliučiai, bet kada ir visko, bet kur, bet kada. Viskas. Taip. Ir net akis nustūmė, va taip tiesiog nustūmė. Aš neieškojau, nepradėjau ieškoti tualetų aplink. Labai taip. Stiprus dalykas, tikrai. Tai, va, mėlėjai, atkreipkite dėmesį visi, kai mes užsakom, kiek mes tikim ir pasitikim. Ne? Tai dar kartą, anksčiau ar vėliau, taip ar kitaip, jums bus realizuota tai, į ką jūs įdėjot nors kiek tikėjimą. Tai stiprinkim tą tikėjimą, o tas tikėjimas labai stiprėja kalbantis ir gaunant atsakymą. Kai jūs vieną kitą atsakymą išgirsit patys iš savo burnos, jūs tikrai pradėsite tikėti, kad jūs girdit, nes jums atsako taip, kaip jūs patys neatsakytumėte. Ir kada jūs įgausit tą tikėjimą, jums pradės tiesiog matai, šokoladai, tualetai, kas tik tai nori, kas bus paduota. Tai reikia tiesiog tik tai užsakyti savo vidumi, viskas. Kilo mintis, va šito reikia atiduoti. Ir yra. Super, labai stiprus patyrimas. Taip, ir šiandien, tarp kitko, antras patyrimas, bet porinis patyrimai šiandien buvo su Vytu einat, jis mane vedė, tai tiesiog už tom užmerktom, užrištom akim, tai aš supratau, kad nu ne akys veda, toli gražu. Veda tikėjimas ir pasitikėjimas. Tos akys ten, nu, daug maž. Buvo, nebuvo. Labai tai yra gryna tiesa. Ir jūs galite, žinot, ko pasitvirtinti. Yra mokslininkas, vardo neatsimenu, Bronnikovas, rusas toksai. Jisai mokina matyti smegeninės. Akys nebūtinai turi matyti. Ir išmokina jaunimą su riedlentėm mieste per piko valandas važinėja užrištom akim tarp žmonių. Ir nei su vienu nesusiduria visiškai. Jie aiškiai visą tai jaučia, mato, nežinau. Bet tai labai įdomus patyrimai. Ir jie moksliniai tyrimai, būtent jis turi savo mokyklą šitame, kad visa tai yra intuicija, biolaukas ir mes juo viską patiriam pilnai. Ir mūsų akys tai yra tik tai projekcija, tik atsarginis variantas realiai. O viskas yra intuicija, viskas yra biolaukia. Tai galit pasidomėti. Bronnikovo akademija yra tokia Rusija. Ten būtent šitą mokyklą. Kokia pavardė, prašau? Bronnikovas. Bronnikov. Dabar aš neatsimenu.